kas jei iš Giedriaus Žibėno atleidimo laimės abi pusės, tiek treneris, tiek Vilniaus Rytas? Taip, jis neparuošė komandos po laimėto Čempionų lygos titulo. Sunku, labai sunku buvo sugrįžti į realybę po tos euforijos ir to Žibėnui nepavyko pasiekti. Prie to paties komanda užklupo traumos. Pirmajame susitikime nežaidė 3 krepšininkai, antrajame Simas Lukošius ir Džerikas Hardingas žaidė akivaizdžiai kentėdami skausmus, o Vilniečiai neturėjo nei vieno 4 pozicijos krepšininko. Utena su naujoju treneriu Laimonu Aglinsku kaip tik kilo į savo formos piką. Plus, jie tikrai nėra tokie prasti, kaip gali parodyti jų 7 vieta užimta reguliariajame sezone. Bet kokiu atveju Žibėnas Ryte turbūt pasiekė viską, kas įmanoma. BCL titulas, 2 LKL trofėjai. Manau, kad ir pačiam Giedriui gal kažkur kitur bus geriau. Nauji iššūkiai, šansas galbūt kilti aukštyn. Su Rytu po Čempionų lygos trofėjaus, sunku buvo ir įsivaizduoti, ką dar Žibėnas gali laimėti su Rytu. Tuo tarpu pačiam klubui, jie nebuvo dominuojanti jėga šiame LKL sezone. Mes prisimename ir nuopolius KMT turnyruose. Prisimename ir sunkius etapus BCL-e. Atrodė, kad komandos rezultatai dažnai sviruoja nuo didžiulių aukštumų iki pačių žemumų. Taip įvyko ir šį kartą. Tad gal po šio išsiskyrimo iš jo laimės abi pusės? Žibėnas galbūt kils karjeros laiptais ir ras savo naujų iššūkių, o Rytas suras daugiau stabilumo su naujoju treneriu, jeigu išsirinks jį gerą. O ką galvojat jūs? Lauksiu jūsų nuomonę komentaruose.